Sveika, Panevėžio kolegija. Labas, Laurynai. Labas, Akvilė. Tai šiandieną turime svečiuose žmogų, kuris moka ne tik laimėti bylas, bet ir suburti žmonės. Jis advokatas, visuomenės veikėjas ir politikas ir dar, kiek žinome, bendruomenės telkėjas. Kviečiame susipažinti jūs visus su Algimantu Kolpertu. Tai, sveiki. Labą dieną. Tai, ponia Kolpertai, sakykite, esate advokatas, visuomenės veikėjas ir politikas. Kaip pats prisistatytumėte žmonėms, kurie apie jūs dar mažai žino? Visų pirma, ačiū už tokį pakankamai pompastišką pristatymą. Nėra iš tikrųjų. Taip, esu paprastas žmogus, advokatas, iš tikrųjų šiek tiek dalyvauju visuomeninėje veikloje. Ir mano įsitikinimu, mano žinomumas labiau susijęs su advokato veikla negu su visuomeninė kažkokia veikla ar aktyvių dalyvavimų visuomenės gyvenime. Labiau žinomas kaip advokatas. Tai pristatyčiau kaip advokatas ir šiek tiek politikuojantis asmuo, užsiimantis politiką. Tikėkime, kad toliau ir daugiau. Pasižiūrėsim, kaip gyvenimas duos. O pavyzdžiui, jeigu grįžtant į vaikystę, į pradžią, tai galbūt kas paskatino jūs pasirinkti teisės kelią? Gimiau gūdžiais Sovietų Sąjungos laikais, dar 65 metais, tai visi turbūt jaunuoliai tuo metu galvojo apie kažkokią tai tokią super vyrišką profesiją, ar lakūnų būti, ar atlikti bylų tyrimus, kažką tai tokio didvyriško daryti, nes tokia buvo sistema, visi turėjo būti didvyriais. Tai ir būdamas vaiku kažkaip galvojau, kad gal lakūnų būsiu, gal kosmonauto, gal kariškių. Iš tikrųjų labai domėjausi, kur galima būtų įstoti į kokią karišką mokyklą. Rusų kalbą mokinausi pakankamai stipriai. Bet paskui šiek tiek tas vaikiškas poleikis praėjo ir pasižiūrėjau, kad galima būtų stoti į Vilniaus universitetą, į teisės fakultetą. Ten buvo ruošiami įvairių sričių specialistai, teisininkai, tiek buvo prokuratūros studijos, tiek civilinės teisės, valstybinės teisės studijos. Aš gavau siuntimą iš Vidaus reikalų ministerijos ir išlaikiau egzaminus, įstojau į teisės fakultetą. Tai ta mano vaikystės svajonė kažką tai tokio daryti labai vyriško, kaip dabar atrodo keista, bet tuo metu atrodė labai vyriško, taip ir išsipildė. Taip, o jeigu nepaslaptis, kelių metų įstojote į teisę, kelių metų pradėjote? Aš baigęs vidurinę mokyklą 18 metų, sulaukęs įstojau į Vilniaus universitetą, išlaikiau valstybinius egzaminus. Po pirmo kurso visi buvo įmami į sovietinę kariuomenę. Tai atitarnavau 2 metus ir nuo 83 metų iki 90 metų iš esmės studijavau universitete. Tie 2 metai kariuomenės. O buvo momentų, kai pagalvojate, kad gal ne tą kryptį pasirinkote? Turbūt nebuvo niekada. Iš tikrųjų man patiko teisė. Aš daug vaikystėje skaičiau, labai daug detektyvinių romanų ir tie vaikystės tokie įsivaizdavimai, kad galima būtų tirti nusikaltimus, visą laiką man patiko ir manau, kad radau savo vietą. Tuo labiau, kad baigęs universitetą, kaip tik ir porą metų dirbau policijoje tardytoju. Tai mano vaikystės svajonės buvo išsipildžiusios. O taigi, tai pereikime ir sužinokime daugiau apie jūsų pačią profesiją, advokato darbą. Tai kas jūs labiausiai išsekina, bylos dokumentai ar žmonių emocijos? Aš manau, kad nei tas nesekina. Iš tikrųjų yra normalus darbas ir kaip ir kiekvienas darbas yra tam tikri principai, kaip bylose reikia dirbti. Tai aišku, dokumentai yra svarbu, dažnai didelės apimtis dokumentų, bet yra dabar tokia tendencija ir civilinėse bylose, ir baudžiamosiose bylose, kad pavyzdžiui, surašant ieškinį yra surašoma kuo daugiau lapų, o esmės yra tai koks puslapis. Tai iš tų 10 lapų atskirti tą puslapį yra sudėtinga.
Tai tas toks, čia jau profesionalumo dalykai, tada jau reikia permesti patį ieškinį, atsirinkti, kas yra svarbu ir tai truputėlį, šiek tiek glumina ir užima laiko. O darbas su žmonėmis visada yra įdomus ir visokių žmonių yra iš tikrųjų ir reikia dirbti ir su tais žmonėmis, kurie yra ir ne visiškai stabilus. Tai truputėlį yra sunku, bet tiesiog, kai apsisprendai dirbti tokį darbą, kai žinai, kad kasdien kontaktuosi su 10 žmonių, tai tas bendravimas tampa rutina ir aš čia nematau kažkokių didelių problemų dirbant su žmonėmis ar su dokumentais. Taip, o yra, kaip pavyzdys, gynėt klientą ir suabejojot jo tiesa. Gynate ir kaip jūs tokio tada atvejais elgiatės? Advokato veiklos principai įpareigoja visada ginti žmogų, kuris tave pasamdė arba kuriam tu turi teikti teisinę pagalbą ir tai ar jis kaltas ar nekaltas yra neesminis dalykas. Pats žmogus pasirenka savo elgesio variantą. Arba jis sako, kad taip aš kaltas ir prisipažįsta, tada ieškai būdų, kaip sušvelninti jo atsakomybę arba atleisti nuo atsakomybės. Jeigu klientas sako, kad aš nekaltas, ypač baudžiamosiose bylose, tai aš niekada nesigilinu, ar jis iš tikrųjų yra kaltas ar nekaltas ir to negaliu daryti. Aš turiu rinkti įrodymus, kurie tą žmogų išteisintų. Tai tas pasakymas, kad žinai, jog klientas yra kaltas ir kaip tu turi elgtis, yra visiškai akivaizdus. Tu turi palaikyti kliento poziciją. Savo nuomonės gal ir galima būtų turėti, bet oficialiai niekada jos išreikšti negalima. Tai aš čia kažkokio prieštaravimo nematau, tiesiog advokato profesija yra tokia, kad reikia teikti žmogui pagalbą ir jeigu žmogus apsisprendžia ir sako, kad jis yra nekaltas, reikia juo tikėti ir daryti viską, kad apgintą žmogų. O kuri, pavyzdžiui, byla įsiminė labiausia galbūt per visą karjerą, kur tikrai, dabar galite iš minties galbūt šiek tiek papasakoti apie ją? Yra daug tokių bylų, kur įsiminė, yra ir kuriozinių bylų. Vienoje byloje atėjo atsakovas pas mane, atsako, yra ieškinys toks parašytas, kaip apsiginti. Skaitau aš tą ieškinį ir galvoju, blemba, kažkas nukopijavo čia mano raštus, panašius ieškinius aš rašau ir kaip čia apsiginti. Surašiau atsiliepimą, viskas tvarkoj, klientas patenkintas. Paskui po kiek laiko ateina kita šalis ir sako, vat advokatė yra paskirta byla. Yra toks atsiliepimas, čia vat mano ieškinys parašytas, žiūriu, kad aš ir už ieškovą ir už atsakovą sudalyvau. Sakau, kuo greičiau sudarykim taikos sutartį šitoj byloj, nes tai būt negalima. Gali, tai čia visiškas kuriozas, kuris buvo vienintelį kartą mano gyvenime ir daugiau tokių dalykų nepasiteikė, viskas tvarkojo, sprendėm taikiai tą bylą, bet toj buvau pats sužavėtas savim, ir už ieškovą, ir už atsakovą. Tai vat kaip šachmatai su savim sužaisti. Įdomi situacija. Yra buvę, aišku, sudėtingų bylų, kur yra ir pralaimėtų bylų, tai šitas bylas prisimenu. Na taip, pralaimėtas, kaip sakant, visą laiką atsimeni tam, kad galėtum kitą kartą laimėti. Taip, iš tikrųjų, kiekviena byla yra nauja, visada yra naujos aplinkybės ir nėra nei vienos tos pačios bylos. Atrodo, kad ir ta pati paprasta byla dėl skolos išieškojimo, kur yra visi dokumentai, visada išlenda kažkokia aplinkybė, kuri nėra visiškai ta pati anksčiau buvusiai. Tai visada iš tikrųjų reikia įdėti darbo tam, kad galėtum tinkamai atstovauti klientą. Taip, žinoma. Taip, o ko jūsų manymu labiausiai trūksta Lietuvos teismų sistemoje? Žmogiškumo ar paprastumo? Ir žmogiškumo ir paprastumo turbūt yra pakankamai.
Manyčiau, kad trūksta nuoseklumo. Iš tikrųjų, ta patarlė, kad kiekvienoj parapijoje savaip skamba varpas, yra teisinga. Ir čia turbūt, nors procesas ir yra vienas, bet kiekvienas teisėjas, kiekvienas teismas turi tam tikrų savo specifinių dalykų ir nežinai niekada. Ar pateikus tokį prašymą tam tikrų procesų metu jis bus patenkintas ar atmestas, ar visus prašymus reikia teikti vienu metu, tai tokio procesinio tikslumo ir apibrėžtumo iš tikrųjų trūksta teismuose. Todėl kartais pabari save, kad nelaiku pasakei kažkokį dalyką ar nepasakei laiku tam tikrą prašymą, reikalavimą, todėl tas toks proceso variacijų buvimas teismuose, tai truputėlį jis duoda tokio neapibrėžtumo jausmo. O žmogiškumo ir visų kitų savybių teismai pakankamai turi nemažai. Iš tikrųjų, teisėjų korpusas yra labai stipriai pasikeitęs, yra labai daug jaunų žmonių atėję išsilavinusių, kurie labai gerai yra įvaldę teisės tą praktinę pusę, kad ir trūksta gyvenimiškos patirties, bet pakankamai įsiklauso į šalių argumentus ir teismų sprendimai yra žymiai motyvuotesni, negu buvo prieš 10-15 metų. Iš tikrųjų esu patenkintas, kad tie teismų pokyčiai vyksta tokia į gerąją pusę, į daugiau teorinių žinių, žinomumo pusę tai iš teisėjų ir iš tikrųjų atsižvelgia teisėjai į žmonių lūkesčius. Jeigu mato, kad šalis yra silpnesnė, tai visada pasiūlo pasamdyti advokatą. Tie dalykai, kad kas labiau rėkia ir kas turtingesnis, tikiuosi, jau yra praeity. Na, tikėkime savo, pavyzdžiui, yra tokios situacijos, būna dažniausiai vis dėlto. Ne visi, kaip sakant, nori eiti į tą teisinę sistemą, tai yra būti teisiamu, arba būti nusižengti, arba ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, kokią dažniausiai žmonės daro klaidą pirmą kartą, kai kreipiasi? Kai kreipiasi advokatą? Taip. Tai mano galva, iš tikrųjų, prieš kreipiantis į advokatą reikėtų pasiklausinėti, kaip vienas ar kitas advokatas tvarkosi su bylom ir arba rekomenduoja tą advokatą arba nerekomenduoja. Niekada nesiūlyčiau kreiptis į advokatą, kuris yra labai daug įsireklamavęs televizijoje, spaudoje ar dar kažkur kitur. Tai iš tikrųjų tik iš lūpų į lūpas sakymas apie vieną ar kitą advokatą gali žmogui apsispręsti, kad reikia samdyti vieną ar kitą advokatą. Jeigu sprendžiamas klausimas, reikia advokato ar nereikia, tai visada reikia priimti sprendimą, reikia advokato. Nes nuo pat pradžių, kaip yra pradedamas procesas, dažnai priklauso ir proceso baigtis. Supratau. Apie advokato darbą tikrai papasakote įdomiai, bet tačiau mes žinome, kad jūs esate ne tik advokatas. Žmonės jūs mato kaip ir visuomenininką, politiką, bendruomenės žmogų. Papasakokite daugiau, kaip gimė šios veiklos ir kuo jos jums svarbios. Turbūt šitą visuomeninę veiklą mane įtraukė po 90-ųjų metų. Po nepriklausomybės atkūrimo, dar turbūt 90 kokiais, dabar tiksliai nepasakysiu, 4-6 metais įsikūrė Lietuvos centro sąjunga, kuri buvo įsteigta kaip alternatyva tuo metu buvusiai kairiai komunistų partijai, Lietuvos komunistų partijai ir susikūrusiems konservatoriams. Tai šitą centro sąjungą įkūrė tokie, man buvę tuo metu autoritetai kaip Motieka, Ozolas, akademikas Vilkas. Tai šitie žmonės man ir Sąjūdžio laikais patiko ir jų
politinės pažiūros, toks liberalus požiūris į verslą, visuomenę man iš tikrųjų kėlė simpatijas. Ir nuo 96 metų aš įsitraukiau į Centro Sąjungos veiklą. Dalyvavau savivaldos rinkimuose, buvau tarybos narys ir visą laiką tą partiją keitė pavadinimus, jungėsi ar atsiskirinėjo. Tai visą tą laiką dalyvavau partijos veikloje ir būdamas partijos nariu šiek tiek tos visuomeninės veiklos ragavau. O ką šiandieną norėtumėt pakeisti Panevėžy, jeigu žiūrint iš tos pusės? Turbūt kiekvienas linkim gero miestui. Norim, kad tas miestas būtų gražus, jis augtų, nesitrauktų. Ir šiai dienai yra akivaizdu, kad išoriškai miestas atrodo sveikas ir gyvybingas, tačiau nerimą kelia mažėjantis gyventojų skaičius, turbūt ir nedidėjantis iš gyventojų pajamų mokesčio miesto biudžetas, o tai aiškiai rodo, kad miestas netenka potencialo ir nėra tokių didelių perspektyvų ir nėra didelių planų, kad miestas galėtų vystytis, didėti. Tai mano galva iš tikrųjų miestui reikia tam tikro proveržio. Reikia investuoti į žmonės, į tai, kad žmonės turėtų kuo aukštesnį ir geresnį išsilavinimą, galėtų steigti verslus, kurie duotų didesnę pridėtinę vertę. Tai reikėtų galvoti, kaip būtent verslui sudaryti geresnės sąlygas ir tokiam verslui, kuris kurtų didesnę pridėtinę vertę. Tik tada, mano galva, miestas galės vystytis. Tai jeigu į Vilnių atėjo ten pakankamai investicijų į, sakykime, į kompiuterių kūrimų pramonę, į programų kūrimo pramonę. Ta pačia Teltonika, tarkim. Jo, tai matyt, Panevėžiui irgi reikėtų galvoti apie tokių verslų pritraukimą į miestą. Tam turim puikias galimybės. Gaila, kad ekrano visa gamybinė bazė buvo išdalinta kaip patalpų tiesiog nuoma vieta ir tie žmonės, kurie dirbo, kurie turėjo inžinerinį išsilavinimą, išsilakstė po visą Lietuvą, daug kas išvažiavo į Kauną, į Vilnių ir to turėto potencialo neliko. Tačiau pritraukus iš tikrųjų verslus, mano galva būtų galima tuos žmonės susigrąžinti, vis tiek yra išlikę tam tikri ryšiai su Panevėžiu. Panevėžys turi aukštąją mokyklą, taip pat reikėtų išnaudoti ir šitą galimybę. Daug yra potencijų, kur negaliu sakyti, kad miestas nedirba, kad miesto valdžia nesprendžia tų klausimų, bet galėtų būti žymiai gilesnis ir skvarbesnis požiūris į tuos dalykus ir sprendimai galėtų būti ryžtingesni. Sutinku. O sakykit, advokato patirtis, kaip jums padeda sprendžiant bendruomenės problemas? Daugiau ne bendruomenės, bet atskirų grupių, verslo grupių interesus iš tikrųjų tenka dažnai atstovauti ir žinoti tas problemas, kokios yra teisinės problemas, kokie yra kliuviniai iš miesto valdžios institucijų, kaip yra trukdoma vykdyti vieną ar kitą statybinę veiklą, vieną ar kitą gauti licenciją ar dar kažkokį leidimą iš miesto savivaldos institucijų. Tai šitos problemos padeda spręsti tam tikrų žmonių interesų patenkinimą. Tai mano galva, atbūdamas advokato, aš matau tuos skaudulius, kurie yra mieste, tuos trūkumus, kurie galėtų būti greičiau sprendžiami ir vystyti veiklą. Ir šiaip žmonės turėtų būti laisvesni. Dabar miestas dažnai priima tokius sprendimus, kur suvaržo žmonių elementarias teises, tai tų teisių varžymas turėtų būti kuo mažesnis. O kokią, pavyzdžiui, didžiausią klaidą, jūsų nuomonė,
politikai daro, kai bendrauja su žmonėmis paprastais? Aš nežinau, gal čia vieniems atrodo klaidos, kitiems atrodo ne klaidos, bet mano galva reikia būti nuoširdžiu. Jeigu tu negali nieko padaryti, tai taip žmonėms ir sakyk, kad čia ne tavo problema, kad tu negali to dalyko išspręsti, kad čia reikia spręsti kitų lygių ir panašiai. Tokių paprastų klausimų, kuriuos užduoda žmonės, kuriuos gali išspręsti, reikia spręsti, bet jeigu matai, kad tai ne tavo jėgoms, reikia aiškiai pasakyti, kad tu negali to padaryti. Pavyzdžiui, čia per rinkimų kampaniją, kai buvo keliami kandidatai ir vyko diskusijos dėl Panevėžio miesto mero posto, kur aš dalyvavau rinkimuose, dažnai kilo toks klausimas, o ką čia reikia daryti, kad Panevėžy būtų pakankamai medikų. Tai buvo siūlomi tokie būdai, kad čia suteikim jiems butus, didinkim atlyginimą, bet mano galva šita problema yra žymiai didesnė negu miesto problema ir tokiais paprastais būdais neišspręsim medikų trūkumo klausimą. Čia yra visos Respublikos problema, tiek Panevėžiui, tiek Šiauliams, tiek Pasvaliui ar Anykščiams medikų trūksta, medikai dirba labai daug darbų keliose ligoninėse, tai šitas trūkumas medikų turi būti sprendžiamas respublikiniu lygiu. Ar čia mes vieni konkuruodami, kuo daugiau duodami medikams privilegijų išspręsim tą problemą? Turbūt ne. Čia reikia respublikinio sprendimo, reikia pripažinti tą problemą ir bandyti jau aukštesniam lygiai kelt šitą klausimą ir spręsti. Tai tokio nuoširdaus atsakymo kartais pritrūksta bendraujant su žmonėmis. Dažniausiai taip. Įdomiai. Apie politiką ir advokato darbą tikrai mes jau daug ir galėtume kalbėti turbūt valandas ir būtų labai aktualu, bet visada įdomiausia, koks yra žmogus už savo profesijos. Tai ką veikiate laisvalaikiu, kai norite pabėgti nuo teisės ir politikos? Daug skaičiau, dabar truputėlį mažiau skaitau, dabar pakankamai daug žiūriu filmų visokių. Gyvenu aktyvų gyvenimą, kasdien turbūt pasportuoju, mėgstu keliauti ir daug keliauti ir mėgstu kalnus, kiekvienais metais turbūt kažką tai pasiekiu, pakopinėju. Ir šįkart buvo irgi kažkoks kalnas, mačiau. Šią vasarą buvo keli kalnai, iš tikrųjų, tai prieš kopiant į Araratą buvau išvažiavęs į Tatrus, į Zakopanę. Zakopaniai ten turbūt kokią savaitę išbandėm savo jėgas, kaip mums sekasi šiais metais, kaip pasiruošę lipti kalnus. Ir birželio mėnesį įkopėm į Araratą. Tai mūsų žmonių grupė buvo 7, bet Araratas nėra pats sudėtingiausias kalnas. Jeigu esi žmogus fiziškai pasiruošęs, tikrai pasieksi tą kalną. O koks aukštis kalno? Ararato turbūt yra 5190 galbūt. Nėra jis toks aukštas kalnas, bet įdomus kalnas, gražus iš tikrųjų kalnas Turkijos, kur viršūniai buvo, kai mes įkopėm -15, o apačioje +20. Tai toks skirtumas iš tikrųjų buvo pakankamai didelis. Ir tai nebuvo turbūt šalčiausias kalnas, kur esu buvęs. Kaip nekeista, buvo žymiai šalčiau Maroke Taupkalį. Praeitais metais, kur irgi yra panašus aukštis, ten keli šimtai metrų skirtumas. Tai ten buvo turbūt minus kokie 25 laipsniai ir buvom patekę į tokią sniego audrą, kur sunku buvo išsilaikyti, reikėjo prisispausti prie akmenų, kad nenupūstų nuo jų. Tai kalnai taip tokius išbandymus kartais pateikia, reikia jiems pasiruošti.
Bet pradžioje ir minėjot, kad mėgote skaityti knygas, dabar labiau žiūrite filmus, tai gal patartumėt gerą knygą ar filmą jaunimui, kurią reikėtų tikrai kiekvienam persižiūrėti, paskaityti? Aš tikrai nežinau, ką jaunimas dabar skaito ir ar iš vis skaito. Atvirai pasakius... Galbūt tokia knyga, kur galėtum save ugdyti, perskaitis, ar save ugdymo knyga. Galbūt kokia filosofinė, psichologinė ar įvairių tematikų yra. Paskaitykite Immanuelį Kantą, Grynojo proto kritiką. Labai gera knyga, padės užmigti prieš naktį. Aš dabar ją kartais atsiverčiu 3 puslapį ir bandau iki 15 puslapio suprasti, apie ką buvo kalba. Paskui nuo 15 puslapio iki 30 puslapio bandau skaityti, kokia yra pagrindinė esmė. Tai va, tokia knyga tikrai padės. Aš tikiu. Visas kitos knygos iš tikrųjų yra skaitomas, reikia skaityti, bet ar jaunimas skaitys, aš kažkaip nebetikiu. Tuo kažkur tada iš kitų reikėtų semti žinių. Savo laiku aš, kai buvau mokykloj, tai turbūt bibliotekoje buvau perskaitęs visas Drąsiųjų kelių serijos knygas, visas Horizonto knygas serijas ir nebuvo tokios knygos, kur apie istoriją, apie karus nebūčiau perskaitęs. Iš tikrųjų, per savaitę po 2-3 knygas perskaitydavau. Tai dabar jau niekam neberekomenduoju tų knygų, kurias skaičiau. Nors... Ten reikia, kaip sakyti, karam ypatingai tokio noro skaityti, susidomėjimo apie tą laikotarpį, kurį skaitai, nes pakankamai sunkios knygos. Iš kitos pusės gal anksčiau nebuvo tokių galimybių, kaip dabar yra. Dabar pilnas internetas įvairiausio turinio ir knygų, ir duomenų, ir straipsnių. Apie viską gali paskaityti ir dar labiau apie viską gali išgirsti. Juk yra žymiai lengviau klausytis ir žiūrėti vaizdus, negu skaityti. Taip. Tai paprasčiau kažkas turi ir tą regimąją atmintį, negirdimąją, o kažkas turi girdimąją atmintį. Tai čia kiekvienas prisitaiko prie to, kas jam yra patogu, kaip jo fiziologija yra sudėliota ir tą informaciją gauna. Dažniausiai dabar ką padaro, tai praskrolina, ne? Dažniausiai taip. Bylose aš mėgstu paskaityti viską nuo pradžios iki galo, tą reikia padaryti, nes kartais mažu šriftu kažkas pagudrauja, parašo esmę. Tai esu išmokęs perskaityti dokumentus, tai turbūt tą praktiką perskaityti nuo vaikystės knygų skaitimų yra atsiradus. Tai kas dirba tokį darbą, kuris susijęs su dokumentais, tie turėtų labiau skaityti knygas. Kas nori tik kažką sužinot, pažint, gal užtektų ir interneto ir tas knygų skaitimas nebėra toks aktualus. Kokį straipsnį perskaičius, įdomų straipsnį, tarkim. Taip yra. Taip, o koks jūsų, pavyzdžiui, rytinis ritualas? Ar įprotis, kuris padeda išlaikyti balansą? Kai atsikelia, kiekvienas turim turbūt savo, kaip mes pradedam dieną. Tai kaip jūs pradedate savo dieną? Ryte Lietuvos radijas, mankšta, dušas, darbas. Paprastai. Taip, o kaip jūs reaguojate į kritiką viešoje erdvėje? Neigiamai. Nepatinka man kritika, bet to nepareiškia ir tai priimu natūraliai. Iš tikrųjų, santūrumas yra dorybė, todėl į visą kritiką reikia reaguoti santūriai. Nors mane tai, pavyzdžiui, užgauna, paliečia mane, bet stengiuosi
labai santūriai į tokius dalykus reaguoti. Ir pasižiūrėti, ar ta kritika yra teisinga ar neteisinga. O daug sulaukėt kritikos, jeigu nepaslaptis? Pakankamai nedaug. Taip, o pabaigai tada paprašysime, jeigu dabar galėtumėt pasikalbėti su jaunimu, kuris dabar dar tik ieško savo kelio, ką jiems pasakytumėt iš savo patirties? Iš tikrųjų reikėtų svajoti, reikėtų turėti tam tikrus tikslus ir juos reikėtų nuosekliai įgyvendinti. Aišku, visada norint tam tikrus pasiekti tikslus reikia tam tikraus įspyrimo. Tai mano galva domėjimasis, pabandymas įvairių sričių ir užsispyrimas atves į tai, ko jūs norit. Nereikia bijoti bandyti, nereikia bijoti klysti, reikia domėtis. Jeigu kas skaitot, skaitykit, tai tikrai padės. Jeigu kas žiūrit, žiūrėkit protingus filmus, kur kažką išmokstat, kažką naujo sužinot. Viską, ką sužinosit, nenešiosit ant pečių. Tai bus tik jums į naudą. Daugiau drąsos ir daugiau rūpinkitės savimi. Judėkit, sportuokit, būkit žingeidūs. Įsiklausykit ir užsirašykit kažkur. Tai ačiū Jums, kad skiriate laiko šiam pokalbiui ir pasidalinote savo mintimis su mumis. Tai tikėsimės, kad dar kada pamatysime kolegijoje, atvyksite pas mus į svečius, ne tik tai pakalbėti su mumis, o gal ir su kojo studentais, su didesnė jau auditorija. Ir dėkojam žiūrovams, kad buvote kartu su mumis ir iki kitų susitikimų. Bet to, prie tą pačią, padovanosim iš kolegijos. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū, kad atvykot. Ate.